Pirmadienio rytas, padangos ant stogo, daiktai sukrauti, išvykstam. Metamorfozės ir pasikeitimai. Kaip Irena atrado save reperės kailyje. Lenkijoje. Zupa Žurekova. Zupa Suvagunova, su tostovu. Lenkijos keliai kol kas čiut-čiut pagerėjo, bet vat per nago juodinę. Nes miestelis miesto po miesto, 70-50. Antrą kelionės dieną pabundam Krokuvoj. Miestas gan tuščias, gal dėl to, kad pirmadienis. Lekiam pusryčiauti ir apžiūrėti, ką Krokuva turi geriausia. Krokuvoj, šalia Vavelio, užbrėžiam pirmas linijas ant savo žemėlapio. Nelinksma Lenkams vieta. Labas rytas kur? Labas rytas Krokuvai. Krokuvoj. Visur juodi gedalo. Ir visur. Kačinskio nuotraukos visur. Ant krautuvių, ant parduotuvių. Ryto, Krokuvai. Ieškome Krokuvai kiaušinių. Nepatikėsit, ieškom Krokuvai kiaušinių. Ir nerandam. Kiaušiniai deficitas vis tik yra Lenkijoje. Išaiškėjo netikėti. Krokuva nemokama Marijos fotografija ir Lenkijos mafija su kryžiais rankose. Tai va, turim nemažą bėdą, kad mūsų pasai yra Briuselyje. Ir pasirodo viena bėda, kad Briuselyje esanti Mianmaro ambasada yra uždaryta. Jis atsidaro 21 dieną. Tai dabar mūsų maršrutas yra jau pirmą dieną išvažiavus, yra pasikeitęs. Mes turėsim važiuoti per Rumuniją. Iš ten važiuosim į Bulgariją, mes važiuosim prie jūros, pasimaudysim tenai. Jeigu bus dar šilta, jau šilta. Ir po to mausim į Graikiją ir tenai bandysim pasus savo atgauti. Ar gali būti dar blogiau? Blogesnis kelias negu Lenkijai. Kaip prie Liepojos, kai išvažiuoji, taip, baladojęs. Valgom itališkus makaronus Slovakijos kalnuose iš lenkiškų produktų. Jeigu esat keturiese, reikia ko? Taip, reikia 4 pomidorų, paprasčiausiai. Reikia tokios krūvelės saulėje džiovinto pomidorų, 2-3 galvutės česnako. Ir kadangi neturim pesto, neturim šito, kaip jis yra šviežio baziliko, tai naudojam šitą pesto padažą, tai visur pagelbės. Viryklė nieko nereikia daugiau, išskyrus 2 kanistrus ir 2 bulinėlį. Dar grūtelis visai nieko, nes prilaiko. Tarp puikių 2 kanistrų yra puikius itališki makaronai. Ne tas turistas, kad aš tų kanistrų neturiu. Iškylą Slovakijos kalnuose užskaitom ir vykstame toliau. Kita stotelė – Budapeštas.